Kodėl tas spotas vadinasi Akinio spotas? Tai čia yra du atsakymai, trumpas ir ilgas. Trumpas tai yra tiesiog, kad pakviečiau žmoną į pasimatymą, nuėjom ten mes prie to molo, pasivaikščiojom, aš pasižiūrėjau, kaip tenai gražiai bangos užsisuka už jo ir paskui, čia buvo 2004, kai aš žmoną atsivežiau prie jūros pirmą kartą. O kadangi aš jau buvau biskį pasivažinėjęs po užsienius, matęs, kaip bangos Atlante vyniojasi, kaip Danijoje, ten Klitmioleryje sukasi, tai supratau, kad šita vieta yra kitokia. O istoriją turbūt gal reikėtų pradėti nuo to, kad aš 2000-aisiais nusipirkau pirmą kemperį. Turėjau tokį žalią autobusiuką, Mersas 207D, kuris važiuodavo, geriausiu atveju 90. Ir aš su juo jau važinėjausi iš pradžių prie Dusios, tenai draugę nusiveždavau, ten Mikelioniai buvo Romčikas iš Kauno, buvo Cibas atvažiuodavo, ten, žodžiu, visa kompanija Dusioje sėdėdavo pietiniai toje aikšteliai, kur dabar Voverys sėdi. Taip. O prieš tai aš toje aikštelėje tai triniausi kokius 4 metus su BMW raudonu, žinai, tokiu, ir kur miegot neturėdavau kur, tai eidavau miegot pas Mikelionius į kemperį ant grindų, arba Romčikas mane priimdavo, žodžiu, aš buvau valkata toksai, ir kai jau nusipirkau tą žalią autobusą, tai jau buvau kietas, žinai, jau turėjau savo plotą. Ir 2001 mane buvo Moliušis suviliojęs ir variau į Baltikapą, į Suomiją. Tai į Suomiją nuvariau, iš Suomijos grįžom Taline, dar pabuvom. Paskui mane prišnekino Mikelioniai, sako, 2002 rudenį, kad sako, davai, varom į Klitmiolerį, tenai reiškia šaltieji Havajai. Tai tenai pabuvau, pasižiūrėjau. O iš šaltųjų Havajų mane Mikelioniai sako, tai mes čia varom į tarifą, gal nori kartu su mumis. Aš tai primečiau, kiek pinigų pas mane likę, žinai. Sakau, man iki tarifos neužteks. Bet jie sako, mes pakeliui į Prancūziją važiuojam į Krozoną. Ten sako, irgi labai gerai. Aš tai pasižiūrėjau, ar iš Danijos, žinai, grįžti į Lietuvą jau tiesiai, ar dar nuvaryti ten kokį 1000 į pietus ir paskui grįžti. Ten dasideda nedaug, žinai. Ir kuras tada nedaug kainavo. Aš kaip dabar atsimenu, prie Krozonė, prie Leclerco, toks supermarketas, kaip pas mus Maxima, yra kolonėlė, tai ten dizelis kainavo 76 euro centus. Čia brangu buvo labai tuo metu. Pas mus dar buvo litai, pas mus turbūt iš vis tenai gal litas su kapeikom kainavo tas dizelis. Ir aš, kaip sakyt, pradėjau važinėti. Tai nuvažiavau 2002 į Krozoną ir aš tenai apšalau nuo to gražumo. Tada 2003 nuvažiavau vėl į Krozoną, o 2004, ir dabar dar, kodėl, reiškia, kaip atsitiko, kad į Šventąją pradėjau plaukti. Iki tol mes visi sėdėdavom Kunigiškėse, žinai tą vietą. Ir tenai sėdėdavo Mikelionė, atvažiuodavo su kemperiu, atvažiuodavo Valdukas iš Gargždų, jisai net tokį namą turėjo šalia tos pionierių stovyklos, atvažiuodavo Nevėra. Marius iš Klaipėdos, atvažiuodavo Navasaitis iš Gargždų, iš Kretingos. Ir jie visi iš tenai plaukdavo į tą jūrą. Ir ten atvira jūra, ir ten buvo žiauriai sunku. Ir iš tenai turbūt gimė tas posakis, kad gintarų rinkimas yra. Tai kai su burlente pabandai išplaukti, mušoje jau ten, kur stipriai mušat, nukrenti, tada tave kokius 2 kilometrus nuneša, kol išlipi į krantą ir tada parneši prieš vėją atgal burlentę. Tai čia gintarų rinkimas. Ir būdavo žiauriai sunku išplaukti, tai kai jau išplauki per mūšą, tai tada didžiulis kaifas yra. Tada klikauji. O kodėl ne Palangoj? Nes buvo ir varžybas darėt Palangoj, o kodėl Kunigiškės? O Kunigiškėse ten galėdavai stovėti toj pionierių stovykloje, tam poetui mokėdavai ten kažkiek litų už parą ir buvo kempingavimuose sąlygos. O Palangoj prie gelbėjimo stoties nepasikempinguosi, ten varžybas gal gali padaryti. O privažiuot galima buvo parkuotis ten kažkaip nemokamai ar ne? Kur? Per Palangoj. Tik per varžybas galima buvo. Tik per varžybas. Jo, tai va. Ir ten atvažiuodavo irgi, ir Cibas atvažiuodavo, ir tada
dar atvažiuodavo Jėzus ir studentas. Kodėl Jėzus? Kodėl Jėzus? Tai trumpai labai. Jam Cibas pardavė mažą lentą. Jisai su ją mokinosi plaukti Elektrėnuose ir būdavo nuskendęs iki kelių. Aha. Nu ir atrodydavo, kad vaikšto per vandenį. Nu va, ir tada visi, kurie išplaukdavo į jūrą, tai pas visus buvo didžiausia galvoje programuota mintis, kad reikia frontlupą daryti. Taip. Man tai tada dar atrodė labai baisu ir aš nedariau frontlupo, bet aš žiūrėdavau, kaip Jėzus su studentu vis bando daryti ir vis daužosi ten toje jūroje. Nu, ir, žodžiu, Bet tai tie stiebai nelūždavo? Lūždavo. Aš kai atvažiavau pirmą kartą į jūrą, iškart viską sulaužiau, ką tik turėjau. O dar pinigų nebuvo, tai... Va. O frontlupą gerai darydavo šitą Arnis Mikelionis, Darius Mikelionis ir Valdukas darydavo frontlupą. Nu va. Ir gavosi taip, kad 2003 kažkaip ten tą pionierių stovyklą lyg tai privatizavo, ten gražino žemės, ten dar kažką. Ir pasidarė labai sunku tenai, reiškia, su kemperiu atsistoti, nes nėra kur. Reiškia, visa žemė jau ten gražinta, ten nebepriima tas poetas ir tada pervažiavau mes visi į Monsiškes. Tai aš ir 2003 jau pradėjau važinėti į Monsiškes, bet 2004 irgi bandžiau Kunigiškėse pabūti, esu net nuotraukų turiu su žmona Kunigiškėse. Tai taip, mes buvom ir 2004 Kunigiškėse, bet galų gale apsistojame Monsiškėse, nes Kunigiškėse buvo brangu, sunku ir taip toliau. Ir žodžiu, 2004 užgulėm mes šitą tenai Valdžio kempingą, užgulėm, kas neįgaliuosius užgulė, kas iš vis stovėjo nei pas neįgaliuosius, nei pas Valdį. Ir kai aš atvažiavau 2004 jau į Monsiškes ir ten jau apsistojau, ir ten žmoną jau atsivežiau tam žaliam autobuse. Nu, dar ne žmona, dar draugė. Sugyventinė, taip. Ir pradėjau aš ten plaukioti Monsiškėse. O 3 kilometrus daplaukti iki to molo, tai įdomu yra, žinai. Ir vieną sykį su kaitu nuvariau, davai, sakau, reikia pasitikrinti, kas ten darosi. Žinai, nuvarau, tik tai per viršų pereinu molo ir žiūriu, kad visai kitas vaizdas ir panašu man... Čia kryptis turėjo būti? Pietvakariai. Netgi gal vakarai labiau buvo. Tokie, arba vakarų pietvakariai. Su kaitu, su directional lenta, tokį makojų turėjau su 4 vairais, man atrodo. Ir su 3 kilpom. Tai va, tai aš su to makojum nuvarau tenai ir žiūriu, kad man panašu kažkom tai į Prancūziją. Labai čia gražiai, žinai, ir lygiai tos bangos eina. Vieną kartą nuvariau. Čia viskas vyksta 2004. Taip. Antrą kartą nuvariau. Vieną dieną irgi pūtė vakarai, aš turėjau tokią 268 ilgio veivinę lentą 100 litrų, oranžinę tokią fanatiko, ir turėjau 6-1 tokią būrę su vienu kemberiu. Ir bandau Monsiškėse plaukti ir bandau išplaukti ir ta pati istorija, iki mušos daplaukį, baigėsi vėjas, pizda, išskalbė, išmeta į krantą. O kadangi grinai vakarai pučia, galvoju, davai aš, pavarysiu nuo Monsiškių iki molo, tada per molą prasinešiu per apačią, tada prasinešiau, tada pys, pagal molą pabridau tiek, kiek jau galiu, sustartavau vandens startą ir žiūriu, kad aš jau užmušos. Tada užsipjoviau ir per viršų molo grįžau į Monsiškes ir galvoju, oi, ble, kaip gerai tas molas padeda išeiti per mūšą, nes visų burlentininkų kančia yra išeiti per mūšą ir jisai, reiškia, šitą dalyką pagelbėja. Na ir tada toliau istorijoje dar reiktų paminėti tokį dalyką. Čia visi kalba, kad kodėl Akinio spotas. Bet aš jo netradau. Jo nereikia atrasti, jisai visą laiką ten buvo. Taip. Ir netgi Moliušis, kuris, pavyzdžiui, sako, kad jisai irgi jį žinojo ir taip toliau. Taip. Bet jisai turbūt nebuvo toks geras, kaip sakyti, reklamistas ir jis niekam nepapasakojo, kad ten gerai. O pas mane, aš esu toksai provokatorius ir mėgstu šitą chebrą paprovokuoti, tai atsitiko toks dalykas. Aš jau žinojau, kad ten gerai. Taip. Bet, kai chebra, pavyzdžiui, nusėda kokioj nors vietoj, sėdi Kunigiškėse, tai ten geria alų ir ten plaukia.
Jeigu sėdi Monsiškėse, tai irgi ten geria alų ir ten plaukia. Ir jiem paaiškinti, kad kažkur kitur yra geriau, labai sunku. Nu, nes jiem ten inventorių vežtis reikia dar kažką, o čia jie susitakelavo, išplaukė, pasimaudė, grįžo. Buvo tokia istorija, kad sėdi Jėzus, ten turbūt Benzas sėdi, ten Papugaičikas toks yra, man atrodo, Arturčikas iš Vilniaus, tas toksai. Ir Pantera gali būti buvo, net gal ir Zabas buvo, aš dabar visų neatsimenu. Jie ten visi sėdi Monsiškėse ir kažką šneka ir maždaug Jėzus taip sako, nugi turėtų būti ir Lietuvoje kažkur gerai. O aš žinau, kad jau pagal prognozes jau ateina kitą dieną gera audra. O aš sakau, o žinot, Hebra, aš sakau, žinau gerą vietą, sakau, tik tai reikia pavažiuoti truputį. 3 kilometrus ir aš juos įkalbėjau. Tai mes iš pradžių važiavom ne ten, kur dabar visi važiuoja pro energetiką. Taip. O mes atvažiavom per Šventosios uostą. Taip. Atvažiavom ant to kampo tokio. Taip. Ten išsipakavom, tada per Šūdiną upelį visi perplaukėm ir nuvarėm plaukti. Ir žodžiu, aš dar dabar atsimenu, kaip mes tą dieną su Benzu, su burlentėm ant vienos bangos dviese. Reiškia, vienas padaro, Taip. tada kitas padaro ir taip rėkdami, žinai, varėm. Tai tada visiems pramušė. Iš pradžių jie ten kažkaip, nežinau, visi galvojo, kaip pavadinti, dar kažkaip, bet, nu, Akinio, kažkas Sibas pasiūlė gal, kad Akinio nasrai. Ir taip ir prilipo. Dar yra Akinio šikna, jeigu kas nežino. Nežinai. Tai Akinio šikna yra taip, kai išplauki per Žiotis, ten užplauki aukštai, yra autobusų parkas toksai. Ir jame, kai tave suskalbė, tai išmeta į Akinio šikną ir tada turi pareiti iš ten gintarus rinkdamas. Nes mes buvom nusprendę, kad šitą su šortais Akinį plaukti negalime. Tai aš kartais nuo karto atvažiuoju su savo elektriniais ratais patikrinti, ar su šortais plaukia ar ne. Bet tu turi šautuvą. Tai gerai, grįžtam į 2004. Tai va, tai žodžiu, aš Hebrą išsitempiau, jie ten visi užsvaigo, prasidėjo svaigimas, paskui jau prisijungė tenai visi. Ir Lapėnas pirmas varžybas padarė 2004 metais, pirmas veivas Lapėno padarytas vėjas galvoje, buvo varžybos, buvo veivas ir šitą, turiu net diplomą, ten gal 3 vietą kokią tai laimėjau. Ten jau Benzas tada Jėzus ten plaukė geriau už mane. Jie jaunesni, žinai, jiems daužytis nesunku. Patarimą pasakysiu tiem, kurie galvoja ateiti į jūrą. Tai jeigu nori veivinti, tai reiškia kokie reikalavimai kaitui. Kaitas turi būti greitas, o kad jis būtų greitas, jis turi būti mažas. Va, bet prie kokių 10 metrų visi plaukia su kokiais kaitais. Tai va, tradiciškai 10 pučia, 10 kaitas. Va, o mano patarimas yra toks, reiškia, didinėsi lentą, o kaitą mažini. Lenta tau duoda plūdrumo, tai tada tau nereikia daug jėgos iš kaito, o kai kaitas mažas, jisai tada greitai verčiasi. Ir va, aš, pavyzdžiui, prie 10 metrų jau su šeške plaukdavau. Ant veivinės lentos, bet ant gana didesnės lentos. O paskui, kuo daugiau pradeda pūsti, tiesiog mažinu lentą. Tai, va, tarkim, pūstų 10 metrų, aš imčiau šeškę ir imčiau 6-8 lentą su dideliu tūriu. Ir aš ant jos puikiausiai plaukiu, pasigaunu bangą, tada daugiau ant lentos plaukiu, negu kad kaitas mane peša. O kaitą naudoju tik tai užsipjovimui atgal prieš vėją, prieš bangą ir paskui man jis yra tik tai trukdis. Ir, tarkim, plaukdavau su 9, mintys visada yra greitesnės negu kaitas ir visą laiką keikėsi, kad jis per lėtai verčiasi, kad ten dar kažkas, ten užkliuvai, arba nespėjo apsiversti, tai tu negali bangos pasigauti. O vat šeškė būdavo toks kaitas, kur tavo mintis kartu su kaitu laksto, žinai, per dangų. Ir, Mažesnio tai neturėjai. O mažesnio neturėjau.